Ant mozaikinių grindų šalia fontano jau buvo paruoštas krėslas ir prokuratorius į nieką nežiūrėdamas atsisėdo ir ištiesė ranką į šoną. Sekretorius pagarbiai tą ranką įdėjo pergamento skiautę. Nepajėgdamas nuslėpti skausmingos grimasos, prokuratorius šnairomis greitai peržvelgė raštą, grąžino pergamentą sekretoriui ir vos pratarė. Tardomasis iš Galilėjos, tetrarchui bylą siuntėte? Taip, prokuratoriui, atsakė sekretorius. O kas jis? Jis atsisakė spręsti šią bylą ir Sinedriono mirties nuosprendį persiuntė jums tvirtinti, paaiškino sekretorius. Prokuratoriaus kruostas trūktelėjo, jis tyliai pasakė, atveskite kaltinamąjį. Ir beregint į sodo aikštelės į balkoną po kolonomis 2 legionieriai atvedė ir pastatė prieš prokuratoriaus krėslą maždaug 27 metų žmogų. Ta žmogus buvo apsivilkęs senučių ir sudriskusių melsvų chitonu, galva pridengta baltų gobtuvų su dirželiu per kaktą, o rankos surištos už nugaros. Po kairę akimi buvo didelė mėlynė, lūpų kampas pradrėkstas ir apkrešėjęs krauju. Atvestasis nerimastingai ir smalsiai žvelgė į prokuratorių. Tas patylėjo, paskui pusbalsiu paklausė aramėjiškai. Tai tu kurstei žmonės sugriauti ir šalaimo šventyklą? Taip sakydamas, prokuratorius sėdėjo į akmeninis, tik jo lūpos vos krūtėjo tardamo žodžius. Prokuratorius buvo kaip akmeninis, nes bijojo pajudinti pragariško skausmo deginamą galvą. Žmogus surištomis rankomis truputėlį pasilenkė į priekį ir prabilo, gerasis žmogau, patikėk, bet prokuratorius, kaip ir anksčiau nejudėdamas ir netrupučio nepakeldamas balso, to jau pertraukė jį. Tai mane tu vadini geruoju žmogum, klysti. Ir šalaime visi šnipždasi, kad aš nuožmus siaubūnas ir tai tikra tiesa. Ir tuo pačiu monotonišku balsu pridūrė, pašaukit kenturijoną žiurkiamušį. Visiems pasirodė, kad balkone aptemo, kai ypatingai kenturijai vadovaujantis kenturijonas Markas, pramintas žiurkiamušiu, sustojo prieš prokuratorių. Žiurkiamušis buvo visą galvą aukštesnis už patį aukščiausią legiono kareivį ir tokių plačių pečių, kad visiškai užstojo dar neaukštaitę pakilusią saulę. Prokuratorius kreipėsi į kenturijoną lotyniškai. Nusikaltėlis vadina mane geruoju žmogum, išveskite jį valandėlį iš čia ir paaiškinkite, kaip reikia kalbėti su manim, bet neluošinkite. Ir visi išskyrus nejudantį prokuratorių palydėjo žvilgsnių Marką žiurkiamušį, kuris mostelėjo ranką suimtajam, rodydamas, kad tas turi sekti jam įkandin. Žiurkiamušį apskritai visi vien dėl ūgio lydėdavo žvilgsniais, kur tik jis pasirodydavo, o tie, kas matė į pirmą kartą, dar ir dėl to, kad kenturijono veidas buvo sužalotas, jo nosį kažkada suknežino germano kuoką. Sunkus Marko batai nukaukšėjo mozaiką, surištasis nuėjo paskui jį be garso, kolonadoje stojo visiška tyla ir buvo girdėti, kaip sodo aikštelėje šalia balkono burkuoja balandžiai ir vanduo fontane dainuoja savąją įmantrią ir malonę dainą. Prokuratorius panoro atsikelti, pakišti smilkinį po srove ir taip apmirti, bet jis žinojo, kad ir tai jam nepadės. Išvedęs suimtą iš po kolonų į sodą, žiurkiamušis paėmė rimbą iš bronzinės statulos papėdėje stovinčio legionieriaus rankų ir nesmarkiai užsimoję sušėrė suimtajam per pečius. Kenturijonų judesys buvo atsainus ir lengvas, bet surištasis akimirksniu lyg pakirstom kojom pargriuvo žemin, ėmė gaudyti kvapą, jo veidas išblyško, o akį susidrumsti. Markas kairę ranką lengvai, kaip tuščia maišą, truktelėjo aukštyn nugriuvusi, pastatė jį ant kojų ir prašnekos neukrodamas, neaiškiai tardamas aramėjiškų žodžius. Romos prokuratorių vadinti įgemonu, kitų žodžių nesakyti, stovėti ramiai, ar supratai mane, ar tvoti dar kartą. Suimtasis susviravo, bet susivaldė, veidas atgavo pirmykštę spalvą, įsikvėpė oro ir atsakė kimiu balsu. Supratau tave, nemušk. Po minutės jis vėl stovėjo prieš prokuratorių. Pasigirdo blausus ligotas balsas. Vardas? Mano? Skubiai atsišaukė suimtasis visą esybę, išreikšdamas pasiruošimą atsakinėti aiškiai ir daugiau neusitraukti rūstybės. Prokuratorius negarsiai tarė, savąją žinau, neapsimesk kvailesnių negu esi, tavo. Ješua, skubotai atsakė suimtasis. Pravardę turi? Hanocri. Iš kur kilęs? Iš Hamalos miesto, atsakė suimtasis galvos mostų, parodydamas, kad ten dešinėje kažkur toli šiaurėje yra Hamalos miestas. Kokios padermės?
Tiksliai nežinau, paskubom atsakė suimtasis. Savo tėvų neprisimenu, žmonės sakė, kad mano tėvas buvo siras, kur pastoviai gyveni? Neturiu pastovaus būsto, droviai atsakė suimtasis, keliauju iš miesto į miestą. Tai galima pasakyti ir trumpiau, vienu žodžiu. Valkata, tarė prokuratorius ir paklausė, giminių turi? Neturiu, esu vienas pasaulyje. Moki raštą? Taip. O dar kokią nors kalbą beramėjų? Moku, graikų. Išpurtęs vokas kilstelėjo aukštyn, kančios miglele apsitraukusi akis įsmigo į suimtai, kita akis liko užmerkta. Pilotas prašneko graikiškai. Tai tu ruošėjaisi sugriauti šventyklos pastatą ir kurstei žmonės? Suimtasis vėl pagyvėjo, jo akise išnyko išgastis ir jis prabilo graikiškai. Aš gera, čia siaubas, šmėstelėjo suimtojo akise, nes jis vos neužsimiršo. Aš į Gemonę niekada gyvenime nesiruošiau griauti šventyklos pastato ir nieko neįkalbinėjau imti šito beprasmiško darbo. Prie žemo stalelio palinkusio parodymus užrašančio sekretoriaus akise pasirodė nuostaba. Jis pakėlė galvą, tačiau kaip mat vėl ją nusvarino prie pergamento. Daugybė visokių žmonių suplaukė į šitą miestą per šventes. Tarp jų būna magų, astrologų, pranašautų ir žmogžudžių, monotoniškai kalbėjo prokuratorius, o pasitaiko ir melagių. Tu, pavyzdžiui, melagis. Aiškiai užrašyta, kurstė sugriauti šventyklą, taip liudija žmonės. Tie gerieji žmonės, prabilo suimtasis ir skubiai pridėjęs į Gemonę, kalbėjo toliau. Nieko nesimokė ir supainiojo viską, ką aš kalbėjau. Aš apskritai pradedu būgštauti, kad ši painiava tęsis labai ilgai ir tik todėl, kad jis neteisingai užrašinėja mano žodžius. Stojo tyla. Dabar jo abi skausmo kupinos akys piktai žvelgiai suimtai. Kartoju tau, bet paskutinį kartą. Liaukis apsimetinėjęs pamišėlių plėšikę, tarė pilotas minkštų ir monotoniškų balsų. Apie tave parašyta nedaug, bet užtektinai, kad galėtume tave pakarti. Ne, į Gemonę visas įsitempęs trokšdamas įtikinti, kalbėjo suimtasis. Vis vaikšto toks vienas su ožio odos pergamentu ir be paliovos užrašinėja, bet aš kartą žvilgtelėjau tą pergamentą ir pasibaisėjau. Nieko, kas ten parašyta, aš nekalbėjau. Aš maldavau jį dėl Dievo meilės sudegink savo pergamentą, bet jis išplėšė jį man iš rankų ir pabėgo. Kas toks? Bodėdamas paklausė pilotas ir palėtė rankas Milkinį. Levis Matas, noriai paaiškino suimtasis. Jis buvo mokesčių rinkėjas ir aš pirmą kartą jį sutikau kelyje į Betaniją, tenai, kur kampu į kelią remiasi figmedžių sodas, ir jis išnekėjau su juo. Iš pradžių jis elgėsi su manim nedraugiškai ir net įžeidinėjo mane, tai yra manė, kad įžeidinėja, vadindamas mane šunimi. Čia suimtasis šyptelėjo. Man asmeniškai tas gyvulys visai netrodo toks blogas, kad įsižeiščiau dėl to žodžio. Sekretorius liovėsi užrašinėjęs ir paslapčia žvilgtelėjo nustebęs, bet ne į suimtąjį, o į prokuratorių. Tačiau pasiklausęs manęs, jis suminkštėjo, pasakojo toliau Ješua. Galų gale metė ant kelio pinigus ir pasakė, kad keliaus su manimi. Pilotas šyptelėjo vienu lūpų kampu, apnogindamas gelsvus dantis ir prabilo pasisukęs visų kūnų į sekretorių. O tas Jeršalaimo miestas, ko tik čia neišgirsi. Mokesčių rinkėjas, jūs girdit, metė pinigus ant kelių. Nežinodamas, ką atsakyti, sekretorius nusprendė pakartoti piloto šypseną. O jis pasakė, kad nuo šiol pinigams jaučias neapykanta, paaiškino Ješua keistą Levio Mato elgesį ir pridėjo. Ir nuo to laiko jis tapo mano palydovu. Vis dar įsišiepęs prokuratorius pažiūrėjo į suimtai, paskui į saulę, be paliovos kylančią aukštyn virš raitelių statulų hipodrome, po dešinę įsidriekusiame tolėje apačioje, ir staiga apimtas kažkokios šleikščios kančios, pagalvojo, kad paprasčiausia būtų išvyti iš balkono tą keistą plėšiką, ištarus tik du žodžius – pakart jį. Išvyti ir sargybą, pasitraukti iš kolonados į rūmus, liepti užtemdyti kambarį, kristi į guolį, pareikalauti šalto vandens, gailių balsų pasišaukti šunį bangą, pasiskūsti jam hemikraniją, ir mintis apie nuodus staiga lyg pagunda šmėkštelėjo plyštančioje nuo skausmo prokuratoriaus galvoje. Drumstomis akimis įžiūrėjo į suimtą ir kurį laiką tylėjo su didžiausiu vargu mėgindamas prisiminti, kodėl negailestingoje rytmetinėje Jeršalaimo saulėkaitoje stovi prieš jį areštantas sumuštų veidų ir kokius niekam nereikalingus klausimus dar teks jam užduoti. Levis Matas,
kimiu balsu paklausė ligonis ir užsimerkė. Taip, Levis Matas, pasiekė į aukštas, kamuojantis balsas. O ką tu vis dėlto kalbėjai apie šventyklą Miniai turgavietėje? Tardomojo balsas, rodos, smigte smigo pilotų į smilkinį, neapsakoma jį kamuodamas ir tas balsas bylojo. Aš į Gemonę kalbėjau, kad sugrius senojo tikėjimo šventovė ir iškils nauja tiesos šventovė. Pasakiau taip, kad būtų suprantamiau. Kodėlgi tu valkata turguje kiršinai žmonės kalbėdamas apie tiesą, apie kurią neturi supratimo? Kas yra tiesa? Ir čia prokuratorius pagalvojo, o dievai, aš klausinėjau į to, ko teisme visai nereikia. Mano protas manęs neklauso. Ir dar kartą jam pasivaideno taurė su tamsiu skysčiu. Nuodų man, nuodų. Ir vėl jis išgirdo balsą. Tiesa pirmiausia tai, kad tau skauda galva. Ir skauda taip smarkiai, kad tu lyg koks silpnadvasis galvoji apie mirtį. Tau kančia ne tik kalbėti su manim, tau sunku net į mane žiūrėti. Ir dabar aš, nors man labai dėl to liūdna, nenorome su tavo budelis. Tu nepajėgi net galvoti apie ką nors ir svajoji tik apie tai, kad ateitų tavo šuo, matyt vienintelis padaras, prie kurio esi prisirišęs. Bet tavo kančios toj pasibaigs, galva nustos skaudėti. Sekretorius įsprogino akis į suimtąjį ir nebaigė rašyti žodžio. Pilotas pakėlė iškankintas akis į suimtą ir pamatė, kad saulėje aukštai virš hipodromo, kad spindulys prasiskverbė į kolonadą ir šliaužė prie numintų Ješuo sandalų, o tas traukėsi nuo saulės. Prokuratorius pakilo nuo krėslo, suspaudė rankomis galvą ir jo pageltusime skustame veide pasirodė siaubas, bet sukaupęs valią jis tučtuojau įveikė jį ir vėl susmuko krėslan. O suimtasis tuo tarpu toliau kalbėjo, bet sekretorius nieko daugiau neužrašinėjo, tik ištempęs kaip žąsinas kaklas stengėsi nepraleisti ne vieno žodžio. Na štai viskas ir baigėsi, kalbėjo suimtasis, užjaučiamai žvilgčiodamas į pilotą, ir aš tuo be galo džiaugiuosi, patarčiau tau į Gemonę kuriam laikui palikti rūmus ir pasivaikščioti pėsčiam po apylinkės, kad ir po sodus į Eleono kalne. Audra prasidės. Suimtasis pasisuko, prisimerkė prie saulę, vėliau, vakarop. Pasivaikščimas būtų tau labai naudingas, o su malonumu tave palydėčiau. Man į galvą atėjo kelios naujos mintis, kurios, manau, galėtų tau būti įdomios ir aš mielai pasidalinčiau jomis su tavim, juo labiau, kad tu man atrodai labai protingas žmogus. Sekretorius mirtinai pabalo ir netyčia numetė ritinėlį ant grindų. Bėda ta, niekieno nestabdomas toliau kalbėjo surištasis, kad tu per daug užsidaręs ir galutinai praradai tikėjimą žmonėmis. Juk negalima sutik prisirišti tik tai prie šuns. Tavo gyvenimas skurdus į Gemonę ir čia kalbantysis išdryso nusišypsoti. Sekretorius dabar svarstė tik vieną dalyką, ar tikėti ar netikėti savo ausimis. Teko tikėti. Tada jis pabandė įsivaizduoti, kokia siaubinga forma įsilieps ūmaus prokuratoriaus įsiutis po tokių negirdėtai žulių suimtojo šnekų, bet šito įsivaizduoti sekretorius nepajėgė, nors gerai pažinojo prokuratorių. Tada nuaidėjo trūkčiojantis, prikimęs lotyniškai prabilusio prokuratoriaus balsas. Atriškite jam rankas. Vienas sargybinių trinktelėjo ietimi, perdavė ją kitam, priėjo ir atrišo virves. Sekretorius pakėlė ritinėlį, nutaręs, kol kas nieko nerašyti ir nieko nesistebėti. Prisipažink, tyliai graikiškai paklausė pilotas, tu esi didelis gydytojas? Ne, prokuratoriau, aš ne gydytojas, atsakė suimtasis su malonumu trindamas nuspaustą ir patinusi tamsiai raudoną riešą. Rūščiai iš padilbų pilotas varstė akimis suimtai ir tos akis jau nebuvo drumzlinos, jose pasirodė visiems pažįstamos kibirkštys. Aš nepaklausiau tavęs, tarė pilotas, tu ko gero ir lotynų kalbą moki? Taip, moku, atsakė suimtasis. Gelsvi pilotos kruostai nuraudo ir jis paklausė lotyniškai. Kaip sužinojai, kad aš norėjau pasišaukti šunį? Labai paprastai, atsakė lotyniškai suimtasis. Tu vedžiojai ranką ore, suimtasis pakartojo piloto gestą, lyg norėdamas paglostyti. O lūpos? Taip, tarė pilotas. Abu patylėjo, paskui pilotas užklausė graikiškai, vadinasi, tu gydytojas. Ne, gyvai atsakė suimtasis, patikėk, aš ne gydytojas. Na gerai, jei nori slėpti, slėpk, tai neturi tiesioginio ryšio su byla. Vadinasi, tu tvirtini, kad neraginai griauti arba padegti, ar dar kaip kitaip sunaikinti šventyklos. Aš į Gemonę ne vieno neraginau tokiam darbui. Kartoju, nejau aš panašus į silpną protį.
Tikrai tu nepanašus į silpną protį, tyliai atsakė prokuratorius ir šyptelėjo kažkokią baisę šypsiną. Tad prisiek, kad to nebuvo. Kuo nori, kad aš prisiekčiau, labai pagyvėjęs, paklausė atrištasis. Na, kad ir savo gyvybę, atsakė prokuratorius. Ją prisiekti pats laikas, žinau, kad jį kabo ant plaukelio. Ar tik nemanai, kad tu ją pakabinai į gemonę, paklausė suimtasis. Jei taip, tai tu labai klysti. Pilotas sudrebėjo ir iškošė pro dantis. Aš galiu tą plaukelį nukirsti ir vėl klysti. Maloniai šypsodamasis ir prisidengdamas delnu nuo saulės atkirto suimtasis. Sutik, kad plaukelį nukirsti tikriausiai gali tik tas, kas ant jo pakabino gyvybę. Na, nusišypsojęs, pasakė pilotas, dabar aš nebejoju, kad ikinėjantys ir šalaimo žiopliai sekiojo tau iš paskos. Nežinau, kas pakabino tavo liežuvį, bet pakabintas jis gerai. Beje, sakyk, ar tiesa, kad tu atsibeldė į šalaimą per Sūzo vartus raitas ant asilo, lydimas plikščių minios, riksmai sveikinusios tave lyg kokį pranašą. Čia prokuratorius parodė į pergamento ritinėlį. Suimtasis suglumęs pažvelgė į prokuratorių. Kad aš ne asilo neturiu į gemonę, pasakė jis. Atėjau į šalaimą tikrai per Sūzo vartus, bet pėsčias lydimas tik vieno levio mato ir niekas manęs nesveikino, nes niekas manęs tada į šalaimę dar nepažinojo. Ar tu nepažįsti, vėl paklausė pilotas, nenuleisdamas akių nuo suimtojo, tokio dismo, paskui gesto ir dar bar rabano. Šitų gerųjų žmonių aš nepažįstu, atsakė suimtasis. Tikrai? Tikrai. O dabar tark man, ko tu be paliovos sakai gerieji žmonės, gal tu visus taip vadini? Visus, atsakė suimtasis, blogų žmonių pasaulyje nėra. Pirmą kartą girdžiu, pasakė pilotas šyptelės, bet galbūt aš menkai pažįstu gyvenimą. Galite toliau neužrašinėti, tarė sekretoriui, nors šis ir taip nebeužrašinėjo ir vėl kreipėsi į suimtąjį. Apie tai tu veikiausiai perskaitai kokioje nors graikiškoje knygoje? Ne, aš savo protu priejau. Ir tu tai skelbi? Taip. O štai, sakykim, Kenturionas Markas, parvardžiuojamas žiurkiamušiu. Ar jis geras? Taip, atsakė suimtasis. Jis tiesa nelaimingas žmogus. Nuo to laiko, kai gerieji žmonės jį sužalojo, jis tapo žiaurus ir grubus. Įdomu būtų sužinoti, kas jį sužalojo. Mielai galiu pasakyti, atsiliepė pilotas, nes pats viską mačiau. Gerieji žmonės puolė jį kaip šunys mešką. Germanai apkibo jo sprandą, rankas ir kojas. Pėstininkų manipulas pakliuvo į spastus ir jei į sparno nebūtų prasiveržusi kavaleristų turma, o jei vadovavau aš, tau filosofė nebūtų tekę kalbėti su žiurkiamušiu. Tai nutiko per mūšį prie Idistavizo, mergelių slėnyje. Jei taip su juo pasišnekėjus, staiga svajingai pasakė suimtasis, esu tikras, kad jis smarkiai pasikeistų. Manau, atsakė pilotas, kad nelabai apsidžiaugtų legiono legatas, jei tu sugalvotum kalbėtis su kuriuo nors jo karininku ar kareiviu. Beje, mūsų visų laimiai taip neatsitiks, aš pirmas tuo pasirūpinsiu. Tuo metu kolonadon šaute iššovė krekždė, apsuko ratą po auksuotais kliautais, nusileido žemiau, vos neužkliudė smailių sparnų nišoje stovinčius varinis statulos veido ir dingo už kolonos kapitelio. Galbūt jis sumanė tenai sukti lizdą. Jai skraidant jau prablaivėjusioje ir atliegusioje prokuratoriaus galvoje gimė formulė. Ji buvo tokia. Igemonas išnagrinėjo valkataujančio filosofo Ješuos pravardę Hanocri bylą ir nusikaltimo joje neižvelgė. Visų pirma, neižvelgė nė mažiausio ryšio tarp Ješuos veiksmų ir neseniai Jeršalaime įvykusių riaušių. Valkataujantis filosofas pasirodė esas pamišėlis, todėl prokuratorius nusprendė nepatvirtinti mirties nuosprendžio, kurį suimtajam paskelbė mažasis Sinedrijonas. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad beprotiškos utopistinės Hanocri kalbos gali sukelti brūzdesius Jeršalaime, prokuratorius ištrėmė Ješuą iš Jeršalaimo ir įkalina jį Viduržemio jūroje Stratono Cezarėjoje, kaip tik ten, kur yra ir prokuratoriaus rezidencija. Beliko padiktuoti tai sekretoriui.